Sveiki gyvi, aš Tadas Zubrickas, šiandieną parodysiu, kaip užsiregistruoti checklistingį. Gavus nuorodą iš sponsoriaus, kas jums pasiūlė, spaudžiate ant tos nuorodos, tada atsidaro jums šis langas, toliau spaudžiate Sign Up. Taigi, čia mums reikia užpildyti, čia matome savo sponsorių, čia įvedame savo pavardę, vardą, elektroninio pašto adresą, savo slapyvardis, nickname'as. Taip, slaptažodėje turi būtinai būti bent viena raidė, skaičius bei simbolis. Tai simbolis čia būtų klaustukas, šauktukas, taškas, čia kaip jau kokį pasirinksit. Čia pakartojame savo slaptažodį, pasirenkame būtent kurioje šalyje gyvenam, uždedame varnelę ir spaudžiame register. Paspaudus register, tada laukime, kada ateis į elektroninį paštą laiškas. Štai būtent toksai. Būtent per šitą nuorodą jums reikės aktyvuoti savo akauntą. Spaudžiame ant jos ir tiesiog vėl suvedame duomenis prisijungimui. Taigi prisijungime prie savo profilio. Kokie pirmi žingsniai mūsų būtų, tai nueiti, pirmiausia susitvarkyti profilį. Tai profilį šiaip, ką aš čia suvedžiau, pirmiausia tai suvedžiau būtent prie savo mokėjimo procesoriaus. Nežinau, kurį jūs naudosite, tą ir pasirinksit. Čia įvedate būtent prie savo procesoriaus, su kokiu prisijungiate elektroniniu paštu. Pažymite. Toliau privaloma pasirinkti šalį, kadangi esu Lietuvoje, tai ir pasirinkau Lietuvą. Ir spaudžiate Submit. Šį profilį, kaip sakoma, galite ir užpildyti. Čia yra telefono numeris, adresas, bet aš to nedariau, nes tai nėra privaloma. Aš ir palikau. Toliau, kas mums dar čia labai yra svarbu. Einate į Security. Taip, atsidarius šiam langui, čia galėsite, aišku, pasikeisti savo slaptažodį, jeigu nepatiks ar kažkas sužinos. Toliau, svarbiausia, čia yra mūsų dalis. Mums reikalingas bus pinas, su kuriuo mes galėsime persivesti pinigus. Čia mums reikia šitoje vietoje susigalvoti klausimą. Nesvarbu, kokia mano mėgstamiausia automobilio markė. Rečiau parašyti atsakymą. Čia jį pakartoti. Tada spauskite Update. Būtent šis atsakymas ir bus jūsų naudojamas pinigų pervedimam ar į PayPal, ar į Payza, SolidTrustPay, kurį visą laiką jūs turėsite naudoti. Jeigu tiesiog jau neužmiršti. Taigi, taip ir kas ir būtų po mūsų registracijos, profilių sutvarkymus, svarbiausi dalykai padaryti. Tad sekančiame video aš jums parodysiu būtent kaip reikia persivesti pinigus į savo akauntą bei pirkti paketus. Tad iki sekančio video. Iki.